Sveiki, su jumis yra Welcome. Šiandien paruosiu pamoką, kaip padaryti šitokį tekstą. Taigi, darysim ant avataro, taigi sikruoju naują layerį, 150x150. Priartiname, jį nudažome juodai, naują layerį padarome ir įimame brūšą ant 200 soft round ir per vidurį dedame baltą tašką. Tada baltą tašką opacity iki 300 ir gavome tokį maždaug vaizdą. Tada dedame raides, kokias norite. Aš dėsiu savo vardo inicialus. Jūs galite raides dėti kaip tik norite, kaip jums tik gražiau. Taip. Ir antrą raidę. Galite nors ir vieną raidę. Tik jums tam bus geriau. Pasuksiu šitą raidę. Maždaug taip. Tada spaudžiame ant abiejų raidžių Rasterize Type ir ant kitos raidės Rasterize Type. Tada pažymime abi dvi raidės ir spaudžiame Ctrl E. Ir taip susijungia mūsų raidės. Vedamės per vidurį maždaug. Tada iš apačios rašome jūsų norimą tekstą. Aš rašysiu savo vardą pavardę. Toks dalykas. Spalvas aš darysiu C9, C6D. Štai tokia raidė. Ir maždaug taip va. Kad atrodytų, tada naują layerį ir raidės maždaug dydis 8, spalva balta ir rašome kokį tik, ką tik norite, čia tam background'e galite rašyti, nes ir design, ten studija kokia nors. Pakreipiame tokiu kampu. Ir dabar daug kartų dedame tekstą. Pataisome. Ir uždedame pilnai viską, kad nebūtų tų skylių. Taigi, tai va. Tada spaudžiame Ctrl mygtuką laikome ir spaudžiame į šitą vietą. Ir matote, turi aplink jūsų layerį turi tokia kaip juosta, jinai turi judėti ratu. Tai tada spaudžiame ant šitą layerį, kur daug prirašyta, ir Rasterize Type. Tada ant šito spaudžiame Ctrl X, šitą atžymime ir Ctrl V. Štai. Turime naują layerį ir štai mūsų raidės. Mes galime jas kur norim dėti, bet dedame tai va lygiai. Tada Blending Option, Color Overlay ir kokią norite spalvą.
galite aišku dėti. Nes tokio geriau matosi, aišku. Tada, kur yra raidžių daug. Dedame opacity ant 30 maždaug ir štai. Toks dalykas gaunasi. Taigi, pamoka kurta specialiai Graphy LT lankytojams. Nereipinkit.